Prieš daugelį metų tolimoje šalyje gyveno karalius ir karalienė. Labai ilgai jie svajojo susilaukti vaikų ir pagaliau jų noras išsipildė. Jiems gimė duktė ir jie ją pavadino Rožė. Visoje karalystėje buvo paskelbta didžiulė šventė. Iš toli ir arti atvyko svečiai pasveikinti mažosios princesės. Ir mūsų istorija prasideda šia linksma diena. Taip visa karalystė šventė karalaitės gimimą. Dar niekas nebuvo pagerbtas tiek daug. Abu karalaitės tėvai, karalius Stefanas su jo karaliene, pasveikino visus mielus svečius. Dėmesio, dėmesio! Jos ekscelencijos didenybės. 3 karalystės fėjos. Ponia Flora, Ponia Fauna ir ponia Simfonija. O Dieve, kaip gražu, kokia nuostabi kletkė. Ututututu! Jūsų didenybė, kiekviena iš mūsų norime suteikti jūsų naujagimiai po vieną dovaną, bet tik po vieną. O jei patiks ir norėsite daugiau, kreipkitės į Kalėdų senelį. Girdėjome, pas jį šiemet geros akcijos dovanoms. Nagi, mano mieloji, aš tau suteiksiu auksinį balsą. Kiekvienas tavo ištartas žodis galės pralinksminti net didžiausią paniurę. O aš, mano princesė, sutikiu tau grožį. Net pati saulė nedrįs eiti į grožio konkursą su tavimi. Mieloji princesė, o aš tau... Tai blogio valdovė Hera, ko tau čia reikia? Pažiūrėkim. Ir kasgi čia per susirinkimas? Karalius Stefanas, nevykėliai tarnai, o ir netgi visa kvailių varguolių tauta. Aš negalėjau nusiraminti, nes mano pakvietimas kažkur pradingo. Jūs net nebuvote pakviesta. Kas? Ką? Aš nebuvau pakviesta? Tada 1000 kartų atsiprašau. Aš maniau, kad tai buvo nesusipratimas. Esant tokioms aplinkybėms, aš tuoj pat išeisiu. Nemanau, kad turėtumėte įsižeisti jūsų ekscelenciją. Ar aš? Ką jūs? Aš nesugebu įsižeisti, mano tokia tyra širdis. Aš tik noriu džiaugtis, šokinėti iš laimės. Bet tik tada, kai jumis visais atsikratysiu. Ar aš ką netaip pasakiau? Manau, jums pasigirdo. O dabar aš taip pat norėčiau vaikui dovanai teikti. Ei, visi, kurie esate čia, klausykite manęs. Princesė turi būti stulbinančio grožio. Ji turi būti pamilta kiekvieno, kas ją sutiks. Tačiau dar iki 16 gimtadienio ji paims rožę, įsidurs savo į pirštą ir mirs. O ne! Sargyba, suimkit ją. Šalin jūs kvailiai.
Nurimkit, fauna dar gali išpildyti vieną jūsų norą. Panaikink Heros prakeismą. Dėja, mes to negalime. Čia jau aukštoji magija, Davido Copperfieldo mokykla, o mes tik savo mokslės pradedančios, na bet į kažką sumastys. Miela princesė, tavęs aš negaliu išvaduoti iš šio stipraus prakeiksmo, tačiau aš galiu uždegti tau vilties liepsnelę. Jei tau nepavyks išvengti įsidūrimo, tai tu nuo to neturėsi mirti. Tu tiesiog pasinersi į gilų miegą. Jis truks tol, kol pagaliau atjojęs narsus princas tave pabučiuos ir tu nubusi naujam gyvenimui. Nepaisant gerų faunos kėslų, karalius bijojo ir liepė karalystėje sunaikinti visas rožes, rožių krūmus, o taip pat ir visas sėklas, kad išvengti nelaimės. Visada ta Hera viską sugadina, kaip aš jos nekenčiu. Na, meloji, išgerk gerų raminamųjų, juk viskas bus gerai. Na, nežinau, kaip įglyso jis su to savo juoduoju humoru. Man taip pat, bet ką daryti? Gal pabandykime mes ją išmintingai perkalbėti? Nejuokauk, jau jos tikrai neperkalbėsime. Ji tokia šlikšti, kad aš ją galėčiau paversti riebę rūpužę. Bet dėja mes to negalim, nes mes jų gerosios fėjos ir piktais burtais neužsiminėjam. Palaukit, aš kai ką sugalvojau, ateikit arčiau. Juk blogio valdovė nieko nenutokia apie gėrį ir meilę. Čia ir yra jos silpnoji vieta. Ji net nesupranta, kad yra gerų žmonių, kurie visada išties pagalbos ranką. Šiuo atveju tie žmonės, pusiau žmonės, esame mes. Teisingai, mes imsime saugoti mūsų princesę. Taip, auginsim ją slapčiai iki 16 gimtadienio. Mums tereikia apleisto namuko girių glūdumoje, kur Hera jos negalėtų rasti. Na, dar turime įkalbėti karalių su karalienė, kad pritartų tokiam sumanimui. Na, manau, mums tai nebus sunku padaryti. Taip fėjos apsiėmė auginti princesę iki jos 16 gimtadienio ir saugoti ją nuo pavojų ir blogio valdovės. Karalius ir karalienė apsunkintomis širdimis ir nuliūdusiais žvilgsniais palydėjo fėją su jų mažąja dukrele, kol jos pranyko tamsoje. Bėgo metai. Tai buvo liūdni ir tušti metai karaliui Stefanui ir jo tautai. Tačiau artėjant princesės 16 gimtadieniui, visa karalystė vėl pradėjo po truputį linksmėti, nes kiekvienas žinojo, kad blogio valdovė su savo kerais yra užsidariusi savo kalne ir per visą tą laiką jos piktoji pranašystė neišsipildė. Jūs nevykėliai, jūs pramiegojot, jau praėjo 16 metų ir jokių pėdsakų. Jūs ją privalote surasti. Ar jūs visas vietovės gerai apieškojote? O taip, mes tai padarėme visur. Taip, visiškai visur. Po sniegu, už kalnų, miške. Taip, mes apieškojame miške, buvome sniegynuose ir namuose buvome. Apieškojome lopšyje. Lopšyje? Na tai, apžiūrėjome lopšyje.
Lopšyje? Ką pasakysi? Ištisų 16 metų mūsų draugai taip ieškojo princesės. Lopšyje? Jūs idiotai! Kaip gėda visai blogio jėgai. Mano mielasis, tu esi mano paskutinė viltis. Skris per visą pasaulį, sukis ratu apie kiekvieną vietovę. Ieškok 16 metų mergaitės su aukso veidu ir lūpomis lyg rožių žiedlapiai. Skrisk ir atlik tai sąžiningai. Stebuklingame miške paslėpta princesė buvo apsaugota nuo piktosios Heros ir jos pavaldinių. Čia, apleistoje miško trobelėje, gyvena Rožė. Tai paprasta valstietė mergaitė su 3 fėjomis, kurios ją saugojo kaip savo vaiką. 16 gimtadienio rytą visos 3 fėjos bandė surasti jai gražią dovaną. Atrodo liuksiškai. Žinoma, kad tai truputėlį reikėtų pakeisti. O aš tai visai prisiūčiau kasviną. Neatrodo jums, kad bus per daug apnuoginta? Ir kągi jūs čia, mano mielosios tetulės, sugalvojote? Sugalvojome? Mes sugalvojome? Mes norėjome? Mes norėjome, kad eitum į mišką ir pririnktum uogų. Tik užtruk ilgiau biškį. Bet nenueik per toli. Ir nekalbėk su nepažįstamais. Iki, meloji. Iki. Ar jie ką nors pasibėjo? Ne, tikrai ne. Eime greičiau. Au, kaip skauda. Atsargiau biškį. Na, štai ir baigiame. Na viskas, man jau gana. Žinau, kad visus šitus metus turėjome atsisakyti savo burtų, bet bent šitą nuostabią dieną nevarkime be tikslo ir įsitraukime savo nuostabes stebuklingas lazdeles. Na, nežinau, juk tarėmės prie Rožės nebenaudoti jokių burtų. Prie Rožės, bet kur jūs ją matote? Na, gerai, tebūnie. Abrakadabra. Švabrakalabra. Suknelę pasisiūk. Kokia grožybė. O, žiūrėkit, visai gera firma gavosi. Roberto Cavalli. Kokybė geresnė nei originalo. Kaip apsidžiaugs Rožė tokia nuostabia dovana. Be abejo, kai tiek pastangų įdėjome. O Dieve, kodėl jos su manimi elgiasi kaip su mažu vaiku? Jos nenori, kad aš su kuo nors susitikčiau.
Bet aš vis tiek su kai ko susitikau ir jos to nežino. Susitikau su princu. Jis yra lieknas, gražus ir toks romantiškas. Mes visada su juo vaikštome vieni ir jis man viską pasakoja. Ir prieš tai, kai jis nori mane apkabinti, aš nubundu iš miego. Deja, šis gražus princas egzistuoja tik mano sapnuose. Tačiau girdėjau kalbant, kad prieš kažką ypatingo visada tai pirmiausia susapnuoji. Oi, atleisk, aš nenorėjau tavęs išgąsdinti. Ne, jūs manęs neišgąsdinote, tai tiesiog todėl, kad... Todėl, kad aš nepažįstamasis? Na taip. Bet aš nesu nepažįstamasis. Mes juk jau matėmės. Matėmės? Taip, mes jau daug kartų matėmės tavo sapnuose. Tu juk pati taip sakei. O kasgi tu esi? Kuo tu vardu? Mano vardas yra... Ne, aš negaliu jums to atsakyti. Likite sveiki. Bet kada aš vėl tave pamatysiu? Niekada. Niekada? Na, galbūt kažkada. Kada? Rytoj? Oi ne rytoj. Šiandien vakare, miške prie tarpeklio. Greičiau slėpkime savo lazdeles, rožė jau grįžta. 1, 2, 3. Mes sveikiname tave su gimtadieniu. 1000 kartų ačiū. Tokia laiminga, kaip šiandien aš dar nebuvau. Viskas yra taip nuostabu, bet to šiandien kai kas atvyks. Kas atvyks? Tu sutikai kažkokį nepažįstamąjį? Na, jis nėra nepažįstamasis. Aš su juo jau daug kartų buvau susitikusi. Buvai susitikusi? 1000 kartų savo sapnuose. Aš manau, kad įsimylėjusi. Na, bet tu negalėsi susitikti, nes šį vakar mes tave nusigabensime pas tavo tėvą į pilį, kaip ir buvo susitarta su juo senai. Bet aš negaliu, aš jam pažadėjau. Mums labai gaila, bet tai neįmanoma. Bet kodėl taip? Aš netikiu jumis. O mes manėme, kad jie apsidžiaugs. Eime greičiau, čia nieko nėra. O dabar tau, mano vaikė, mūsų atsisveikinimo dovana. Tai tavo aukštos kilmės simbolis. Tai karūna, kurią nešiosi. Tai yra tavo karališka teisė ir karališka pareiga. Eime, palikime ją vieną apsiprasti.
Labas vakaras, mieloji princesė. Neliūdėkite, bus tų princų. Štai turiu puikių rožių. Labai gerai nuima stresą pamerkus kambaryje. Ir tik už 5 litus. Paimkite. Au! Na va, kaip negerai. Ir pataikyk man taip įsidurti. Ai. Kas man darosi? Svaigsta galva. O ne, bloga nuojauta pasitvirtino, Roželė. Tai tu bjaurybė, to iš viską atsiimsi. Tikėjotės mane pergudrauti? Štai turėkit bėdą. Viso nevykėlės. Ak, vargšė Roželė. Mes savo to niekada neatleisim. Tai mano kaltė. Mūsų visų kaltė. Kaip tai ištvers karalius ir karalienė? Kai jie tai sužinos, plyš jų širdys. O jei jie to nesužinos, mes paskandinsime visą karalystę į gilų miegą, kol Roželė nenubus. Eime. Jau tuoj pasirodys mūsų numylėtinė, ilgai laukta mano dukrelė. Liko tiek nedaug. Taigi visa karalystė pasinėrė į gilų miegą kartu su princese Rože. Legenda apie miegančią gražuolę pasklido po tolimas šalis. Daug princų bandė išvaduoti karalaitę, deja jų pastangos pražudė juos pačius, kadangi blogio valdovės jėga buvo žymiai stipresnė. Reikėjo kai ko daugiau, ne tik gardo. Reikėjo mylinčios širdies. Prabėgo metai. Ne taip greitai, narsuoli, ne taip greit. Ar negirdėjai, kas nutiko visiems princams, kurie bandė išvaduoti ją? Pasitrauk, arba aš tave nudėsiu. Negi nežinai, kokią aš turiu valdžią? Kam to reikia tos prasčiokės princesės iš šitos mūsų skurdusios karalystės? Eime su manim, aš tau duosiu visus pasaulio turtus. Manai, mane papirksi tokiais pigiais pasiūlymais? Manai, kažkas gali būti labiau neįkainojama nei mano meilė princesei? Ach, tu taip, tada mirk, virsk akmeniu. Bet kasgi tai? Kodėl jo širdis dar plaka? Negi tai, ką jis sakė, iš tiesų tiesa? Negi jis tikrai myli princesę? Čia tu, mano princė? O, tu radai mane. Ir dabar mūsų niekas neišskirs. Gerai panaikinti, blogio valdovės nebėra, karalystė laisva.
Kas nutiko? Kaip aš galėjau užmigti tokių ypatingų momentų? O mano dukrelė, tu jau grįžai ir ne viena? Čia tavasis princas? Koks aš laimingas. Ryt iš pačio ryto gelkime vestuves. Tegul jos būna pačios didžiausios visoje karalysčių istorijoje. O dabar visi džiaukimės, švęskime mūsų dukrelės sugrįžimą. Ak, man visada tos laimingos pabaigos tokios jaudinančios. Man taip pat. Kokia aš laiminga.